70 iki ketvirtojo kėlinuko pabaigos. Ir kaip tyčia stringa vaizdas Vilniuje. Bertanis pataiko tritaškį, Davis Bertanis, 2 sekundės lieka. Meta per visą aikštę, nepataiko Rudy Fernandesas, Davis Bertanis yra šių kosminių rungtynių didvyris. Wow, kokį tritaškį pataiko Davis Bertanis ir šis tritaškis palieka Realą ant bedugnės krašto šio sezono Eurolygoje. Na, aišku, Realas dar turės rungtynės namuose su Chimki ir ten lyg ir valdys likimą, bet vėlgi galimos komplikacijos šioje grupėje, apie kurią šnekėsime jau kitą savaitę. Davis Bertanis bėga nuo savo komandos draugų, Latvijos krepšininkas dovanoja Vitorijos Laboral ekipai 9-ąją pergalę top 16 etape ir dar vieną pergalę.